O, filmuoja. Šiandien tavęs statu. Ką? Šiandien ant tavęs statu. Supratai, ble? Supratai? 2 minutes later. Toksai, gerai, Verandas nuvažiavo. Matai, kas blogiau, kad priekin dabar pastatė, dar bus greičiau nuvažiuojama. Ne, O dabar viskas. Dar 2 savaitės 30 sportuot. sekundžių pasirašėm. dar 2 savaitės sportuoti reikės. Pasakysiu žodį go ir reiškia po žodžio go prasidės jau lenktynės. Tai O galima dar lietuviškai? kartelį priminimas visiems, maitinimas trasoje. Taip, tai sveiki. Grįžome į varžybas. Duotas startas. Matot, čia esu pasipuošęs, kadangi filmuoju per Halloweeną. Spalio 31. Tai mano kostiumas yra Lietuvos čempiono titulas. Toks mano kostiumas. Jo, tai grįžtam į Velos X varžybas. Šį kartą vėl vyksta Vilniuje, nebe Utenoje. Turime startą būtent Valakampių, pirmajame pliaže, jei neklystu. Yra Velos X 5 etapas. Labai sunkus, labai sudėtingas, labai techniškas, bet kaip matot, važiuoju pirmas ir sekasi kol kas tikrai gerai. Tai ratuko ilgio nežinau, bet buvo 9 gal ratai, kažkas panašaus. Bet buvo labai daug smėlio sektorių, pamatysit ir palei upę važiavimas buvo taip pat. Realiai vis dar nepasimokiau, padariau vieną klaidą, atvažiavam gal šiek tiek vėliau į startą, tai neapvažiavau visos trasos. Apvažiavau tik tai iki paplūdimio ir tai kainavo labai daug, pamatysim kodėl, nes paplūdimys buvo tikrai sudėtinga vieta. Vėl, jo, iš Paposkio, įvažiuojam į smėlį. Jo, pravažiuojam į smėlį, nežinau. Kaip taisyklingai reiktų važiuoti smėliu, reiktų turbūt klausti gal žmonių, kurie labiau užsiema cyclecrossu, bet kiek aš pagavau tą geriausią variantą, tai yra tiesiog atpalaiduoti kūną, leisti dviračiui valdyti jūs, o ne jūs valdot dviratį, atsipalaiduoti, iššokti vėžes ir tiesiog toliau pedaliuoti, vat išsukti tą paurą, kad būtų nešimas į priekį. Tai kūnas atsipalaiduoja, tiesiog reikia nesustagarėti ir leistis ten, kur veda dviratis. Aišku, nei kokį šoną, nei linijas, bet, supratote esmę. Jo, tai varžybų įdomumas bus realiai pačius pirmus 2 ratus. Mačinais dar turim smėlio dėžę, tai šnekėjau su Gustu, kai žmogum, kuris darė trasą, tai sako, pamatė smėlio dėžę. Iš pradžių jos plane nebuvo, bet paskui sako, kad būtų mums smagiau, įmetam dar į smėlio dėžę. Tai vat ir įmetė iš karto. Tai dabar pirmoje vietoje važiuoju aš, bet tuoj mane apsilenks Medelinskas iš Bernatonio akademijos. O gal ne tuoj, gal biškelį vėliau. Jo, už šitų zigzagų. Zigzagai taip įdomi, va matom kraštelį Venantą, Venantas atsilikinėjo šiek tiek, startą darė ramesnį, turbūt, kad jam būtų labiau įdomu važiuoti. Taip, tai dabar turės, jo, va ir va šitoje vietoje apsilenkia mūsų Medelinskas. Turim nusileidimą iš karto su 180 laipsnių posūkiu į kalniuką. Tada vėl posūkis į dešinę, sakykim, per tokį smėliuką. Jei neklystu, šitoje vietoje vos nebuvo bumt. Jo. Priekinis ratas tiesiog kažkur užkibo ir viskas, tai jau atsidarė tarpelis. Čia iššokam iš karto į vėžes. Op. Vat matom, Medelinskas išmynė, viskas tvarkojo, mes pastrigom ir vat iš karto atsidarė 5 sekundžių tarpas. Tai tas tarpas tikrai uždarinėti sunku. Vėl 108 posūkis, leidžiame žemyn ir atvažiuojam į smagiausią trasos dalį. Dabar stebėkit.
turim paplūdimį ir nežinau, kur važiuoti. Realiai važiuoju pirmą kartą. Iš karto pastrigau, vanduo. Apsilenkė Nikolas Klimavičius iš Utenos. Sakau, šitos dalies nepravažiavau, čia buvo mano klaida. Nėra kaip pasiteisint, bet jo, atvažiavau į paplūdimį ir toksai pasimečiau, nežinau kur važiuot, ką daryt, dar tas vanduo. Jo, dabar tiesiog sekam Nikolą, pabandėm per smėlį važiuot, važiuojam ir ant krašto pakibom, neišėmėm. Dar sunkiai nusiėmėm. Taip, šitas mėlynas margas žmogus yra Arnas Bilertas iš Panevėžio. Jo, tai va, kokia problema buvo, tiek matė, tiek Arno, tiek Nikolo veiksmai parodė, kad per smėlį bėgant užsikemša labai plokštelės batai ir neina įsisekti. Tai ką darom, tai tiesiog trankom ir tikimės, kad įsiseks vėliau. Tai jo, kaip ir minėjau, šitą vietą važiuoju pirmą kartą, nežinau ką laukti, neįsivaizduoju. Nu, vėl mane apsilenkė Arnas. Čia dabar bus toksai posūkis į kairę, toksai pakilimas. Atrodo, kas tas pakilimas, bet per smėlį. Pabandom važiuoti. Ne. Neužvažiuosim šį kartą tikrai. Jo, turim Jono maišelį. Jonas pagaliau grįžo. Venantas. Jau susirinko pačiausiai vyrai priekyje. Kartą vėl nusileidimas, nu, labai techniška trasa, labai sudėtinga tikrai buvo. Dabar vėl lipam, o Venantas nuplėšė juostą, manau, reiktų diskvalifikaciją skirti. Jokauju, aišku, jokauju. Tai va, realiai pabandysim čia važiuoti, bet ir iš karto stojam, dar užstrigom, tai jo, va šitos vadalies irgi dar, sakau, nebuvau pravažiavęs. Tai tikrai dabar galvojant, kai kuriuose vietose galima buvo padaryti geresnius sprendimus. Reikėjo nevažiuoti per smėlį, reikėjo bėgti, būtų buvę greičiau, būčiau nepraradęs laiko. Bet, jau taip nepasisekė. Jo, tai iš karto matom, Venantas su Jonu jau yra pasidaręs, sakykime, apie 10 sekundžių tarpą nuo mūsų. Nors realiai dar buvo visai šalia, bet tas užstrigimas iš karto atima laiką. Jo, tai dabar tiesiog sukinėjamės pievoje. Šiaip, jo, dar kartelį pasikartosiu, trasa tikrai buvo viena iš smagesnių Velos Aikso padaryta. Sakyčiau, pirmoje vietoje tikrai Valakampių trasa, antroje vietoje Barbakanai būtų. Tai buvo smagu važiuoti per smėlį, per viską, tikrai techniška. Jau iš jėgos nelabai pavyko šiose varžybose man pavažiuoti. Jau reikėjo techniškumo. Venantas sprintuoja apsilenkęs. Jo, čia šitą vietą, sakykime, greičio galima buvo daugiau pasigaudyti, bet iš karto stabdis, posūkis, vėl važiuojam į smėliuką. Geriausias dalykas, kas yra prieš smėlį, yra pagreitėti, kad su kuo didesniu greičiu mes įvažiuojam, tuo mums reikės mažiau patiems pedaliuoti. Tai jeigu yra situacija, kad matot smėlį, tie, kurie važiuos varžybos, tie, kurie nesiruošia važiuoti, bet ateityje ar su MTB ar su kažkuo, jeigu yra smėlis, reikia didesnio greičio, kad vidury neužstrigtume tiesiog. Kas su barjerais nepatiko, tai kad, sakykime, už barjerų iš karto posūkis buvo, tai aišku, organizatoriai organizuoja, negalima jiems priekaištų sakyti, nes yra kam patinka, yra kam nepatinka, bet šioje vietoje gal būtų buvo smagiau tas apsisukimas tolėliau, nes tada būtų galima labiau gal atsisėdus jau išmint tą posūkį, o dabar pamatysim kitam rate, kai važiuosiu, tiesiog greičiau yra bėgti. Kaip sakant, peršokom barjerus, toliau apibėgam
padarom tą apsisukimą ir tada tik tai šokom ant dviračio ir žymiai greičiau yra. Tai va, jeigu pastebėsit, dviratis metas į dešinę, į kairę, tai važiuojam kartu su dviračiu, o ne bandom taisyti kažko. Tai tiesiog, kūną plaiduojam, kaip guminukai pasidarom ir bus lengviau tikrai. Jo, tai turim, Jonas dar, sakykim, yra visai šalia, čia pravažiavo. Sakykim, grubiai, 5 sekundės duokim, tai dar nėra tikrai blogai, bet Venantas jau tikrai buvo į priekį nuvažiavęs kartu, važiuoja kaip tai gaudyti Medelinsko. Turim tą smėlio dėžę, per smėlio dėžę mačiau, kai kurie bandė važiuoti, kai kurie bandė bėgti, mano manimu greičiau buvo bėgti. Jo, tai va, sakykim, nuėmam 10-50, video trukmė ir dabar žiūrim maždaug toj vietoje, kur buvo Venantas ir kur po kiek laiko mes atsidursim. Jo, tai va šitoj va vietoje nuo Venanto jau gauname apie 15-16 sekundžių, tame tarpe, sakykim, grubiai. O esame važiavę dar tai į antrą ratą. Šiaip kas vis dar nėra tragiška, bet tas tarpas su kiekviena techniška vieta jisai tikrai didėja. Jo, čia va matom mano gaudytojus. Tokia, šiaip gal vos ne pirmas etapas, kai yra grupelė normali susidarius. Jo, tai va matom, Hebra jau pakilo, mes dar tik tai leidžiamės. Irgi porą pirmų ratų, kas buvo, tiesiog galvojai nesuveikia šarabanai, kad prieš nusileidžiant reiktų perjungti poweras, o ne tada, kai mums jau reikia sukti poskį, žemintis poweras ir kilti kalniuką. Ja, tai matėm, kažkas nuplėšė juostas, tai susitrumpinom kelią, bet kitam rate, man atrodo, bus sutvarkyta jau tiktais. Jo, tai dabar turim spalio 31 dieną, yra likusios 10 dienų iki Lietuvos čempionato. Vėl iššokam, pastrigom ir dar į duobį įkaliau. Tai realiai pėdos buvo šlapios, ta prasme paskendusios vandenį. Jo. Ir jeigu dabar įsiklausysit, gal girdėt, kaip verkiam diskai ir kaladėlės. Su kaladėlėm ir diskais pradeda verkti ir mano grandinė. Jo. Prasideda tokios klaidelės, sakykim. Tai jo, nebandom sėsti ant dviračio, tiesiog bėgam. Jo, tai kaip ir minėjau, už 10 dienų yra Lietuvos čempionatas. Lietuvos čempionatas bus Žirmūnuose, man atrodo, ketvirtus metus gal iš eilės jau net, bijau sumeluot. Žinau, kad atėjo priminimas vakar, kad prieš 3 metus važiavau Žirmūnuose, vat būtent Lietuvos čempionatą. Tai vėl važiuosime Žirmūnuose. Tikėkimės, Velos X organizatoriai padarys irgi įdomią trasą. Tai vis dar tie diskai, kaladės brūžinasi kartu su jais ir grandinė. Vėl turim į kalniuką, ar šį kartą užvažiuosim. Važiuojam. Ir užvažiuovam vos ne taip. Nežinau, kas geriau, nes jėgų tikrai buvo paeikvota labai daug, bet turbūt buvo greičiau nulipti nuo dviračio, užbėgti ir vėl užlipti ant jo. Čia dabar taip, dėžės iššokam, viskas tvarkingai. Vėl bėgimas į kalniuką. Ką dabar darysim? Bėgsim per smėlį ar vėl lipsim ant dviračio. Ir vėl darom klaidą, vėl lipam ant dviračio. Bandom iššokti vėžės. Pušinam. Op. Ir išvažiuojam.
Bet vėl pasikartosiu, labai daug jėgų išeikvojau šitiems bairiams. Smagu žiūrėti, smagu parodyti, kad galiu išvažiuoti. Bet kojas tikrai pakirto. Šiaip vat būtų įdomu važiuoti su power meteriu ir vat tokioje situacijoje pamatyti, kiek vatų yra spaudžiama. Spėju, bus arti kokie 7-800, maždaug spėju. Jo, kvėpavimas pagilėjo, ką tai mums indikuoja, kad mums tikrai buvo sunku, būtent po to smėliuko. Dabar per paskaičius matau, kas žmonės atvažiuoja, tai Vladas Jurkevičius, kuris kitais metais išeina į Kolibrių komandą. Tai ką reiškia, kad bus Lietuvos varžybose smagiau važinėti, nes turėsim kažkokios didesnės konkurencijos. Tai va matom, pravažiavom 2 ratus, įvažiuojam į 3, rodė 7 ratus, tai liko 7 ratus važiuoti. Tai jo, tai 9 ratai pilnai buvo, jeigu mano matematinės žinios neklysta. Taip, vis dar diskaičiai brūžinas į tą smėlį. O, smėliukai iššokam, nelabai mėto, viskas tvarkoj, pasiduodam. Šiaip, vat, kas geriausia yra, tai kai būna vėžės, tada jeigu į vėžės iššokam... O, vaikas ant penkės važiuoja. Tai kas būna, kai iššokam į vėžės, nu, tada tiesiog tave veda ten, kur ta vėžė yra, sakykime, jeigu prieš tai esantis žmogus ar keli žmonės pasidarė vėžės ir, nu, gražiai buvo galima pravažiuoti, tai išeis labai be didelių pastangų. Ačiūnais atibėgam. Be didelių pastangų išeis tikrai pravažiuoti tą smėlį. Pasakykime, jeigu yra padarytos vėžios ir iš tų vėžių dar išsišakoja daug vėžių, tada tiesiog tave išspjauna ir tada nebėra kur dėtis, tai važiuoji ten, kur veda dviratis. Tai va čia nais dar va matom yra va vėžios ir va čia nais va tuoj pasibaigsios ir tada jau gali pradėti mėtyti visur, kur tik papuola. Bet dar viskas. Varžybų pradžia šiaip dar pirmose gal 3-4 ratuose, tai dar tos vėžios išliko, tik paskui jos jau pranyko, nes visi važiuoja taip, kaip išmano. Jo, čia jau reikėjo biškį dviratį ir pavaldyti, nes buvo pradėję mest labai į kairį šoną, tai reikėjo pakovoti su juo. Va, turim Vladą. Vladas turbūt per smėliuką greičiau pravažiavo ir vat mus iš karto apsilenkė su pagreičiu. Jo, iš kvėpavimo tikrai girdisi, kad man yra sunku. Vis dėlto pradeda jaustis, kad, nu, nėra daromas atkarpos, nėra daromas tikslinis darbas, vis tiek dabar toksai ruduo. Varžybos vis dar svarbios šitos. Bet tiesiog jau yra atsipalaidavimas, nėra plento treniruočių, dabar tiesiog leidžiam smagiai laiką su Cycle Cross ir MTB tipo dviračiais. Taip, Vladas Kaperlistas dar padaro šou, išsimeta. Jo, tai turime 3 ratą, kaip ir minėjau, tai man atrodo, čia nais tuoj prasidės mūsų smagumai. Jo, jau artėjam link to. Tuoj, tik pasidarom vieną čeką. Jo, tai taisom. Vėl tie pasukiukai. Tiesioji, Vladas jau turi tarpelį nuo mūsų. Bet dar nėra tragiška. Bet jo, kaip ir sakiau, vis dar nekeičiam pavarų, matau. Dabar vėl nusileidžiam. Jo, ir vėl ta pati klaida, vėl keičiam pavaras tik tai prieš kalną, o nepasiruošiam iš karto iš anksto. Jo, op, dropas mini, čia nusileidžiam per smėliuką, viskas tvarkoj. Taip, juostų dar nesutvarkė. O, matom, Vladas biškį pakliuvo. Oi. Jo, tai gavom pilos nuo organizatorių, nes viską jie matė. Aišku, nematė, kas nuplėšė, bet, nu,
kaip ir domino efektas, kažkas nupiešė, vienas pravažiavo trumpesnę dalį, nu ir kodėl kitas nevažiuos. Tai vėl smėliukas paplūdimys, o Vladas kovoja su dviračiu, mes nuslinkom į apačią. Ir jo, važiuojam tuo tokiu, nu, gal pusę metro, sakykim, tarpas, važiuot kietesniu smėliu. Tai jo, dabar ką pamatysim, Vladas važiuoja per viršų, bet buvo galima važiuoti palei apačią. Ir man atrodo, galima buvo važiuoti palei visą šitą šoninį kupstą. Ne, nepravažiavom, biškį pastrigom. Ja, šokom atgal ant dviračio, Vladas jau įbėginėja. Mums reikia jį gaudyt. Jo, tai sakykim, kaip kalbėjau praeitose etapuose, kad reikia maždaug pasižiūrėti vietas, kur galima atsilošinėti. Tai vienintelė iš šių vietų buvo va šitos dvi tiesiosios prieki ir dabar apsisukam ir atgal. O visa trasa realiai graži, dinamiška, smėlis, posūkiai, kažko labai neprigalvosi mandro. Tik tais realiai turėjo lošti, kas geriausiai moka važiuoti per smėlį ir kam geriausiai sekasi bėgti. Čia bandėm užvažiuoti, neužvažiavom, beveik nukritom. Pasidarė tarpelis, vėl šokam ant dviračio. Šokom vėžės. Jo, ir tiesiog va šitoj vietoj buvo užlipimas, nušokimas, užlipimas, nušokimas. Va šitoj vietoj, man atrodo, Vladas beveik nukris, ar netgi nukris. Jo, ratas turbūt kažkur biškį užkliuvo į kokią duobelę. Jo. Bėgam, pabandysim mint. Šokam ir kas nutiko, nukrito grandinė. Vat nežinau kaip yra pagal taisyklės, bet nu, aišku, irgi yra žmoniškumas, bet šitoj vietoj tiesiog nepagalvojau, atsistojau posūkio viduryje ir būtent trajektorijos viduryje, tai kai žmonės pradėjo rėkti, pasitraukiau. Tai jo, kaip matot, neišeina uždėti grandinės. Uždedu, o dabar liktais užsidėjo, galvojam, o, pradedam vėl važiuoti, turim igną kartenį, op, šokam ant dviračio, važiuot ir vėl pametam grandinę. Tai dabar leisiu pasižiūrėti visą situaciją. Jo, tai kaip matot, neužsideda grandinę, ant viršaus lipa, tarpai nesueina, bandom daužyti, biškį nervas paima, paspardom, nepadeda. Mano teorija, kas įvyko, kaip matot, dabar valau dantratį, realiai, kadangi važiavom per upę, tai prisirinko smėlio grandinėje, nes, nu, grandinė sušlapo, tada vis tiek važiuojam per smėlį, tas smėlis taškasi aplinkui, jo, užmetėm ir vėl iš karto nuspjauna. Tai jo, mano idėja, kas buvo, tai tiesiog dantratis ar grandinė pririnko smėlio, ir nebesuėjo žingsnis ir tiesiog metė mums lauk grandinę. Realiai pirmą kartą taip yra atsitikę. Aišku, dar važiavau, nežinau ar galėjau įtakot, važiavau su vaškuota grandinė, o ne su tepalu. Tai manau, tas dar galėjo įtakot, bet nu čia tiesiog eksperimentavimas jau. Dabar pamatysit svarbiausią dalyką. Ir, kaip sako, mokykitės iš kitų klaidų, ne iš savo. Žmogus paėmė mano dviratį, davė vandens ir mes gavome 3 raidės D, S, Q. Išvertus disqualified, o lietuviškai diskvalifikuotas. Žinojau šitą taisyklę, tikrai žinojau, šiuo momentu nepagalvojau, neprisiminiau, nenorėjau prisiminti, nesiteisinu. Tai jo,
Cyclocross'e yra speciali serviso zona, kurioje galima atlikti va tokius va dalykus, prisipūsti padangą, pasikeisti ratą, nusiplauti dviratį, nežinau ką tik norit, bet yra padaryta tam tikra vieta ir mes, jeigu bet kurioje trasos vietoje gausime pagalbą iš aplinkinių, būsime automatiškai diskvalifikuoti. Tai va tas va mums ir buvo. Tai jo, žmogaus nekaltinu, ačiū žmogui ir jūs padėkokit žmogui, nes video gausis ilgesnis, o ne tiesiog 20 minučių. Tai nuplovėm grandinę, nuplovėm dantratį, tai mums pridėjo tiesiog video medžiagos ir galėjom važiuoti toliau. Tai ačiū tam žmogui, viskas gerai, nesiparink. Žinau, gavau tavo žinutę, viskas ok. Tai dabar įsimėsiu highlightus, kas kažkiek įdomiau buvo. Ir jo, realiai video gavosi vis tiek 30 minučių, bet sakykim gal to įdomumo mažiau, nes nebeliko kavos. Tai jo, sumečiau highlightus, pasižiūrėkit, pasubscribinkit, pašerinkit, palaikinkit ir pakomentuokite. Realiai, jo, kaip ir minėjau, lapkričio 10 turim paskutinį Cyclocross'o etapą, tai varžybų sezonas kaip ir pasibaigs, planuojame eiti į off-seasoną, tai jo, tai nežinau ką veiksim, bet kažką bandysim sugalvoti. Tai jo, pakomentuokit, ką norėtumėt pamatyti. Galvoju, gal reiktų apžvelgti savo naują MTB dviratį, nes jį atsinaujinau. Tai, manau, sekantis video gali būti apie mano naują MTB. Arba netgi šeštadienį, sekmadienį vykstantį komandos sezono uždarimą ir pristatymą kitų metų. Tai nežinau, stebėkit, subscribinkit, užsimeskit tą, nežinau, skambutį, kur ateina pranešimas jums, kai aš padarau video. Ir ačiū jums viso, nes neprisivalgykit saldainių, nes paskui visą naktį nemiegosit. Viso, čiau. Į burną smėlis. Į burną smėlis. Ačiū, tu irgi. Eina, načert vėl. Ne, vėl. Ne. Smėlė prilindo, vėl meta. Taip norėlio, ne? Jo. Nebesaino žingsnis. Ai, gerai. Gerai, daug. Ne, Visko būna. Matyt, gal reikėjo tau. ne, matai, pas mane vaškuota buvo, sušlapo ir pradėjo kabint. Reikėjo tepalą pilt. Nu tai va, nu čia žinai, kiekvieną kartą. Žinau, kitam kartui žinoti.
Ką pasakot? Kaip sekės varžybose? Varžybose viskas gerai buvo, kol nepradėjom upę važiuot. Pradėjom upę važiuot. Tada, nežinau, dviratis pririnko realiai smėlio. Ir tai vieną ratą dar pagelbėjo, dar iš žiūrovo apipylę vandenį kažkiek pradėjo, dar 2 ratus apvažiavau ir tada vėl pririnko smėlio ir vėl pradėjo mest. Tai varžybos pasibaigė po kiek? Po 6 ratų? 5? Kažkas tokio. Bet jį... Nu nieko, lauksim čempionate. Jo. Dviračiai iš... Kas nutiko, Žygi? Nebus vlogo? Nutiko neris plus smėlis ir grandinė krenta. Nu va, tai šiandien vlogas bus trumpesnis truputį šio etapo. O kaip pats esi patenkintas trasa, kurią šiandien teko pasivažinėti? Iš visų 5 etapų šita trasa yra pati smagiausia, bet tuo pat ir pati sunkiausia. Užsienį nesu važiavęs, bet primena jau užsienį. Tai jeigu pasižiūri per YouTube kanalą arba per Eurosportą Belgijos etapus, tai supranti, kas ten vyksta. Sakykime, kaip vienais metais buvo čempionatas, kur Vandrapulis laimėjo irgi važiuodamas palei upę liktais, tai dabar kažkas panašaus. Nu tai va, pasirodo, mes į Lietuvą galim irgi jau Vandrapulį pasikės, nes turim upę. Davai. Davai, Jonaitai! Bruožai! Ratas kovos, tiek sportininkas Dabar kiti džiaugiasi. Jiem irgi vienas.